Mes grįžtam į studiją. Jaučiuosi kaip paleista iš kalėjimo. Laiške Delfi tvirtina Palangos senosios gimnazijos abiturientė Agota Sakalauskaitė. Mokykla išugdo prisitaikymą, veidmainiškumą, nuolankumą, apsukrumą, bet nei kiek neišmoko gyventi ją pabaigus. Na, šis nusivylimas sulaukė tikrai didžiulės komentarų bangos, reakcijų bangos. Agota čia atėjo tiesiai į mūsų studiją. Labas vakaras, Agota. Taip pat su mumis švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Sveiki, ministrė. Sveiki. Tai aš gal nuo Agotos pradėčiau. Kaip egzaminai? Egzaminai pagal balus surinktus, mano tai yra visai neblogai pasisekę. Gavau iš lietuvių dabar, šiandien buvo rezultatas 95. O iš lietuvių iš anglų 97. Tai manau, kad tai nėra prastai. Taip, ir šiaip mokykloje, kiek aš mačiau, jūs ten važiavo 10-ukais iš vieno. Pažymiai, įvertinimai, metiniai, tai taip pat būdavo gana, sakyčiau, maksimalus, nes daugiau kaip ir neturim negu 10. Mes 5 minutės kokias bendraujam prieš laidą su Agota ir, kiek aš, sakykime, stebiu, jūs atėjot ir, tikrai esat drąsus, atviras žmogus ir kalbate su ministru, sakykime, taip lygiosiomis, o rašot, kad mokykla išugdo konformizmą, veidmainiškumą, prisitaikymą, nei velnio neišmoko gyventi. Jūs pažiūrėjus, kažkaip tai šitie žodžiai nelimpa prie jūsų. Šiaip visas mano laiškas tai buvo parašytas daugumos stebėjimų rezultatais ir išvadomis. Tai nebuvo grinai apie mane. Aš turiu daugybę draugų mokykloje, juos stebiu, su jais kalbuosi ir tyriu bendras jų nuotaikas, kaip jie jaučiasi mokykloje ir tiesiog norėjau padaryti tai, ko kol kas niekas nepadarė. Paimti, išdrįsti ir parašyti viską taip, kaip yra, kaip jie jaučiasi. Mano dauguma neišdrįsta to pasakyti, bijo pasakyti? Iš atsiliepimų, kuriuos gavau, laiškų, kurių sulaukiau, tai dauguma pasakė, ačiū, kad išdrįsai pasakyti tai, ko mes gal neišdrįsome, o gal nesugebėjome pasakyti. Kodėl jūs išdrįsot? Nes manau, kad tokių kaip aš maištininkų kartais reikia. Kad atkreiptume dėmesį į problemas, kurios yra opios ir svarbios mūsų visuomeniai. Vardan ko tas maištas? Ką jūs norite tuo pasiekti? Kad būtų šioks toks pasikeitimas. Kad būtų pasikeitimas į gerą ir kad ateities kartos nebebūtų tokios nusivylusios. Nebejaustų tą patį, ką mes jaučiame. Nes labiausiai, kuo mes tikrai piktinamės mūsų karta, tai yra, kad egzaminams suteikima per daug dėmesio, per daug svarbos. Kaip žinote, kad nuo jų priklauso, kur tu įstos, jeigu stosi Lietuvoje, kokią specialybę, kokį universitetą, ar gausi finansuojamą vietą ar ne. Tai tas dalykas, kad tai yra tik vienos dienos, 3 valandų patikrinimas visų 12 metų, ką mes veikiame, ką mes darome, iš tikrųjų liūdina. Mes manom, kad galim daug daugiau ir tai yra klaidinga leisti žmogui tik vieną šansą. Aš dar atsiprašau, pridursiu klausytojams, visiškai užmiršau, susipainiojęs, kad šita laida, kaip ir visos kitos, yra atvira jums. Studijos telefonas 2431 jeigu turit savo nuomonę, ar sutinkat su Agota, ar nesutinkat su jos diagnoze, kad mokykla ugdo konformizmą, veidmainiškumą, nuolankumą, apsukrumą ir dar galybę visokių blogų savybių, galite įsiterpti pokalbį. 2431. Ministrė, sutiktumėt su ta diagnoze ir teiginiais, kurie, sakykime, taip tiesmukai išsakyti Agotos, ar ne? Aš pats esu buvęs panašiai situacijai. Ir dėstęs apie tai, kaip blogai yra ruošiami studentai Kauno medicinos institute per partijos ir komjaunimo komitetų suvažiavimą, kažkokį susirinkimą bendrą buvo. Buvo senųjų partiečių, kurie stovėjo auditorijoje, trypė kojom ir šaukė išmesti. Tai yra mane iš instituto. Taip kad man tie jausmai yra pažįstami ir praeitį. Kita kainai sako, kad vaikas turi vieną šūvį baigiant mokyklą, yra absoliučiai teisingas teiginys ir už tai ministerija dirba, kad tie šūviai būtų netokie gal skambus, bet jie būtų dažnesni, nes jauni žmonės yra tokie. Dar daugiau egzaminų ruošiate, ministrė? Be abejo. Jūs rimtai? Vis absoliutiškai rimtai. Bet juos nereiktų vertinti taip kaip šitą, kuris nulėmė galutinį žmogaus gyvenimą, ar jisai įstos, neįstos. Reikia pratinti. Aš sakau, jauni žmonės yra tokie organizmai, kurie prie visko prisitaiko. Jeigu jiem reikia vieną tą egzaminą pasiruošti, jinai puikiai pasiruošia. Viskas. Prisitaiko. Taip, kad jeigu mes juos pratinsim, žinot, medikai, kaip sako, reikia desensibilizuoti. Tai yra nuimti tą jautrumą, įsitempimą ir per didelį sureikšminimą. Padažninant egzaminą. Taip, būtent taip.
Įdomus požiūris. Mes turim telefonų klausytojo nuomonę. Aš pakviesiu ausines dabar užsidėti mūsų svečius. Labą vakarą. Labas vakaras. Jūs eteryje. Vis dėlto baigiau mokyklą prieš 23 metus, bet mokykla su giliu liūdėsiu kiek nepatobulėjo. Kaip ir atkreipė dėmesį Agota, kad vis dėlto, kai buvo tais sovietiniais laikais, tada lietuviškais laikais, vis dėlto taikeliai, mamyčių ir tėvelių sūneliai ir dukrelės gyveno daug geriau negu paprasti mirtingieji. Tai yra mūsų bėda. Ir antra bėda, kad jau mokykloje irgi mokyme pačiam įsigalėjo komerciniai rinkos santykiai. Kad jeigu tu jau iš paprastos šeimos, tu turi dar 2-3 brolius seseris, esi jau mažiau pasiturintis, į tave iš vis niekinamai žiūri, kad ir kokių tų gabumų būtų. Vat kame yra didelė problema. Modestai, aš atsiprašau, jeigu galit, pabūkit dar su mumis, pakabokit, jeigu laiko ir keletą centų papildomų turit. Na, dabar ką aš girdžiu iš jūsų, tai sakykime irgi tokia emocija. O ką nors siūlančio turit pasakyti ar ne? Siūlančio? Turiu. Tai pasiūlykit. Pasiūlymas yra brangus valstybinių požiūrių, bet jis yra būtinas. Jeigu yra piliečio prievolė valstybei, valstybė atitinkamai turi būt tam tikra prievolė ir tam piliečiui. Pas mus vis dėlto, kai bebūtų mokslas, iki tam tikros ribos yra privalomas. Ar aš klystu? Galbūt aš klystu? Ne, manau, kad jūs tiksliai pasakėte, iki tam tikros ribos. Iki tam tikros ribos. Tai reiškia, mokinys iki tam tikros ribos, jis turi būti paimtas valstybės globon. Jis turi būti galų gale, turi būti toks dalykas kaip uniforma. Turi būti galų gale transportas arba bendrabutis. Turi būti maitinimas. Ir ne taip, kad visi sako, oi nepasiturintys, oi čia jau bagotieji. Visiems turi būti užtikrintas vaikam normalus maitinimas su šilta sriuba, su šiltu antru. Aišku, ačiū Jums, Jūsų štai tokia nuomonė, tokia, sakykime, kryptis būtų. Nežinau, ministrė, Jūs Modestui atsakyti galit dėl to, sakykime, pradedant maitinimu, transportu, ar čia būtų, sakykime, problemos sprendimas? Dėl problemos sprendimo, bet jisai absoliučiai teisingai, ponas Modestas, įvardino problemas, kad mes naudojame valstybės pinigus, mūsų viešuosius finansus, nežinia kam. Ir tą, ką ir Agota sako, ir tą, ką Modestas sako, kad tai nėra tai, ko šiuolaikinė visuomenė nori. Tai mes kaip politikai neturim galbūt gilintis, ar ten mes padarėm 7 klaidas egzaminę, ar 6. Mes turim žiūrėti į tai, ko reikia visuomeniai, ko reikia jauniems žmonėms, kad jie galėtų įsidarbinti, kad jie rastų savo vietą po saulę, galėtų gyventi. Aš net nelabai tikėčiau, kad ten tas maisto papildas koksai nors mokykloje išgelbėtų sistemą. Aš labai dažnai sakau, kad man susidaro įspūdis, kad mes mokom ne to, ko reikia ir ne taip, kaip reikia. Agota. Tam galiu pritarti, kadangi iš tikrųjų pastebėjom, kad mokymo programos ne visai atitinka tai, ko mums reikia, ko visuomenė nori. Jūs kalbat apie finansinės žinias, kurių absoliučiai išeina. Apie tai kalbėjau savo laiške iš tikrųjų. Bet Agota, aš dar grįžčiau prie to, jog ministro pirminė idėja buvo dėl to streso egzamininio, kur, sakykime, ir per žiniasklaidą dabar išpūstas burbulas didžiausias, egzaminai, vertinimai, kiek išlaikė, kiek mažai gavo, kiek daug gavo žmonių. Vis dėlto, ar sudažinimas, sutankinimas egzaminų nuimtų stresą, ar dar labiau išaugintų jį? Jeigu jie nebebūtų tokie lemtingi, kokie dabar yra, taip, tai galbūt tai ir būtų į naudą. Jeigu tokie nebūtų sunkus, suvelti. Pati, kai laikiau istorijos egzaminą, tai problema buvo, kad tu skaitai, tu žinai viską, bet tu nežinai, ko tavęs klausia. Ir toksai buvo vaizdas, kad nori tave galbūt net sumauti. Jeigu tie egzaminai bus dažnesni, netokie reikšmingi, na, kaip paprastas kontrolinis, tiesiog, kad kažkur įrašytas. Sudėtingesnis kontrolinis, na, truputėlį. Galbūt, bet reikėtų padaryti kažkokį tyrimą, aš manau. Bet šiaip mes, kuo jauni žmonės, 12-okai šių metų taip pat, kuo piktinamės, tai yra mokymo programos. Tarkim, kai siaurino istorijos programos kursą, nes jis dabar yra be proto ir taip platus, tai kai jis siaurino, paprasčiausiai iškirpo visą pasaulio istoriją iki 5 amžiaus. Vietoj to, kad susiaurintų tam tikras sritis, tam tikrus laikotarpius. Tai buvo gana kvaila, nes iš tikrųjų mūsų antika, visas kultūros šlapšys buvo tiesiog eliminuotas iš mokymo kursų.
O tai gyvenime gana svarbu žinoti apie tą laikotarpį. Taip pat finansų mokymas, tas tokia labai yra jaučiama mūsų visuomenėje. Finansinis neraštingumas iš tikrųjų yra opi problema. Ir reikėtų, manau, baigus mokyklą žinoti tokius dalykus, kaip kas yra Euroliboras, kaip sudaromos, kaip imamos paskolos, kaip dirba bankai, kaip veikia sodra. To nėra, bet mums to reikia. Gerai, Agota, prieš jūs sėdi švietimo mokslo ministras. Ką jūs vieną dalyką jam pasiūlytumėt padaryti svarbiausia jūsų galva, sakykime, kaip tos sistemos bendruomenės, bendrosios, sakykime, lavinimo sistemos dalis buvus visai nesenai, kokio vieno dalyko reikėtų, kuris pokytį tam tikrą padarytų. Bet aš Agotos noriu paklausti, ką jūs ministrui parduokit idėją? Aš taip patarčiau pažiūrėti, kokia yra šiuolaikinė visuomenė, kokios yra problemos šiaip visuomenėje ir tuomet grįžti į mokyklą. Taip abstrakčiai, sakykit, direktorius atleisti ar mokytojus pakeisti. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, gana trūksta mokymo priemonių, vadovėlių, bet tai yra finansavimas, tai yra biudžetas ir jeigu įmanoma skirti ir geriau panaudoti tas pinigus mokyklose, nes iš tikrųjų trūksta ir įrangos. Taip, bet Google'as yra tavo išmaniajame telefone per pamokas, tai trukdo mokymosi procesą, reiktų visiems kartu. Ir šiaip manau, kad reiktų atsižvelgti į egzaminus, kad tai yra kvaila. Visą tavo gyvenimą pastatyti ant tos vienos dienos, 3 valandų trukmės patikrinimo, nes iš tikrųjų daugam kas tos Lietuvoje tai tiesiog pragaištingos 3 valandos, per kurias arba tu išsigelbėsi, arba tu pasimerksi savo gyvenimą galbūt. Na, Modestas, kai skambino, tai jisai sakė su tam tikra gaidelė, kad žmonės turi išmoko, jie turi čia būti piliečiais ir aš manau, kad jis, Agota, jūsų neišleistų ir Ameriką, kur dabar planuoja atvažiuoti pasimokyti, bet po trumpų žinių mes sugrįšim. Tiesioginėje studijoje švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ir Agota Sakalauskaitė, kuri parašė atvirą laišką apie mokyklą. Abiturientės, kuri parašė atvirą laišką Delfi, sulaukusi daugiau nei 1000 komentarų. Agotos Sakalauskaitės įžvalgas savijautą aptariam kartu čia su pačia Agota ir švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu. Studijos telefonas 2431 431. Ką jūs galvojate apie šiandieną mokyklą? Ką ji ugdo, ko neduoda, ką duoda, sakykime, Agotos manimų jį išugdo prisitaikymą, veidmainiškumą, nuolankumą, apsukrumą, bet nemoko gyventi. Ir ministrė Agota tiesiai sakė, kad mokykla nemoko elgtis su pinigais, finansinio raštingumo. Sutinkat su to ar ne? Čia matyt vargu ar galėtumėt prieštarauti. Čia nieks, ko gero, šitam reikalui neprieštaraus. Ir kaip vienas iš bent mes švietimo ministerijoje galvojam, kad kažkokio tai matematinio profilio irgi egzamino ar bent jau akcentavimo tų disciplinų tikrai reikia. Netgi kalbame apie 16 metų matematikos egzamino įvedimą, bet aš jau žinau reakciją ir iš Agotos akių, matau, kad akys išsipūtė, bet tai neina grina, kaip sako, formulyčių, skaičiukų, tik tai egzaminas. Tai turėtų matematika pati savaime sudaryti gal 1/4, gal pusę to egzamino arba tos programos dalies. Kita dalį turėtų sudaryti informatika, galbūt logika, žaidimų teorija ir panašios disciplinos, kurios skatina aplamai loginį mąstymą jauniems žmonėms. Kartu duodami tam tikrų skaičiukų, finansinių žinių ir panašiai. Jums reikia matematikos, sakykime, dabar jūs esat profesorius, jūs esat taip pat sustiprinta matematika, sakėt, baigęs. Taip. Kokio lygio žinių jums gyvenime dabar reikia? Man labai daug reikėjo ir aš iš tikrųjų, kai pradėjau rašyti savo mokslinį darbą, nori, nenori, man teko tą žinias gilintis. Ir nori, nenori, teko ir Maskvoje, ir Kaune dar gilintis į medicininės statistikos plonybės. Todėl, kad suskaičiuoti ten patikimumus visokius kitus, šito mes irgi buvom nemokyti. Tai, ta prasme, matematikos tikrai reikia. Ir, sakykime, skaitant straipsnius užsieninius, ypač iš Italijos, Ispanijos, iš tokių kitokių egzotinių šalių, skaitai ir matai, kad statistika yra, kaip sakom, pritemta, kad išvada yra privesta ne tikrais rezultatais, bet statistiniais žaidimais. Ir tą visą laiką, ir tą ir jauni žmonės turi žinoti, kur yra žaidimas skaičiais ir statistika kaip didysis melas ir kur yra tikras dalykas. Bet ar tai yra kelias, sakykime, kuris skatintų tų problemų, kurias identifikavo Agotas sprendimas, sakykime, vat konkretus matematikos egzaminas, jisai padėtų nežudyti kūrybiškumo, daryti savarankiško mąstymo daugiau, daryti, sakykime, nepataikūniškumo, tą, ką jūs diagnozuojat, kur serga dabartinė mokykla tom lygom labiausiai? Na vėlgi, tas egzaminas galbūt
įvestų tam tikrą mokymąsi, kad reikėtų taip ir taip, bet mes vėl siektume surasti teisingą atsakymą į tą sprendimą, kurį gausim, tą klausimą, kurį gausim egzaminę. Ką aš matau, kad mums trūksta to, ką mes galim realiai panaudoti gyvenime. Na taip, žaidimai, statistikos, tai gali būti gerai. Tačiau vis tiek tas apie pinigus mokymas, nebūtinai patikrinti, ar tu suvoki tai apie pinigus egzaminų. Galbūt tiesiog kažkokių reikia dalykų mokykloje, kurių mes būtume mokomi ir tai galėtume panaudoti ir nebūtume atsiskaityti už tai. Kaip ekonominiai žaidimai jūs turite omeny? Kad ir suprasti, kaip veikia sodros sistema. Aš žinau iš savo asmeninės patirties, aš žinau, kaip tie mokesčiai mokami, aš žinau apie bankus, nes man tai buvo įdomu. Įdomu ir kitiems žmonėms, bet jie neturi galimybės pakalbėti su verslininkais, su žmonėms, kurie tai daro. Ir paskui, kai žiūri žinias, jie nesupranta, kas tos infliacijos ir kas vyksta. Jo, bet svarbu žinoti, kada buvo koks nors mūšis. Nesvarbu, kas jį laimėjo, bet datą privalo žinoti su diena ir gal net valandą. Taip, ir tai yra geriausias būdas nužudyti kritinį mąstymą. Iškalti, išgremžti tai, ką galbūt paklaus, kad žinotum atsakymas A ar C, o kaip kas buvo, kodėl buvo, na tas toks, kaip mes vadiname angliškai background knowledge, tai yra toksai žinojimas, kaip ir foninis žinojimas visas, tai to nelabai reikia. Kaip ir buvo iš pačio egzamino šimtmetinių istorijos, pastebėjome, kad nei mūsų prašė kritiškai mąstyti, nei labai įvertinti, tik tais tiesiog reikėjo atsakyti klausimus, kurie beje buvo gana suvelti ir tiesiog kartais nesupratai, ko tavęs klausė. Na, mes paskambinom Bronislovui Burgiui iš KTU gimnazijos. Daug kas jį pažįsta, žmogus tikrai irgi kritiškai analizuoja situaciją. Sveiki, Bronislovai. Nežinau, kiek kokybiškas ryšys, kol kas pasisveikinimas nebuvo labai kokybiškas. Labą dieną. Sveiki, Bronislavai. Aš noriu klausti jūsų tiesiai, ar skaitėte Agotos laišką ar ne? Skaičiau. Su kuo sutinkat, su kuo ne? Aš sutinku su esminė mintimi. Valstybė nepamoka mylėti savo vaikų. Tai labai liūdna. Valstybė verčia juos išmokti, prisitaikyti ir mokytis ne mokslos, o mokytis egzamino struktūrą ir egzaminuotojus. Tai labai blogai. Bronislavai, jūs, atsiprašau, gal ant kokio laiptelio galit palipti, nes ryšys nėra labai sklandus. Aš abejoju, ir klausytojai labai supranta iki galo, ką jūs norit pasakyti. Ar įmanoma pagerinti tą ryšį, ar nelabai? Išėjau į balkoną, gal dabar geriau. Bando. Taigi aš noriu pasakyti, kad ir šiemet Nacionalinis egzaminų centras egzamino lietuvių kalbos neišlaikė. Nes tokiais egzaminais galima užmušti norą, kaip sakė pašnekovė, nors mokytis. Nes vis tiek nespėsi, kuo ir kaip tavęs paklaus. Taip, aš atsiprašau, negalim matyti kokybiškai tęsti, aš mintį labai atidžiai klausydamas išgirdau. Bet, sakykime, manau, kad didelė dalis klausytojų vis dėlto suprasti iki galo Bronislovo minties negali, bet aš dar sukčiau pokalbį šiek tiek kitų kampų. Aš nežinau, jeigu kolega mano Paulius dar perskambintų Bronislovui ir pamėgintų kokybiškai užtikrinti ryšį, gal mums pasisektų pratęsti geriau pokalbį, bet ministrė, dėl to, jog Agota sako, važiuoju į Ameriką. Nenoriu čia būti. Kaip jūs vertinat? Čia yra geras pasirinkimas, ar ne? Iš tikrųjų mes išėjom iš tos sąjungos, kuri neleisdavo žmonėms važiuoti, kur jie nori. Ir to aš tikrai esu patenkintas. Antras dalykas, kad jeigu Agota nori į Ameriką, tai Agotai niekas negali tam uždrausti. Galbūt tai nebūtų mano pasirinkimas, nes ten yra tam tikras visuomenės murgdymo, informacinės erdvės ir panašiai spaudimas, kas tikrai neskatina mano požiūriu kūrybiškumo. Pas mus panašiai iš tikrųjų. Jo, mes panašus. Ne, bet Amerikoje palaukit, yra tas individualizmo kultas, kur visą laiką pirmos klasės tavęs klausia, kokia tavo nuomonė. Jo, kokia tavo nuomonė, bet jie niekas dėmesio nekreipia. Tai šitas irgi yra, aš gyvenu buvęs pakankamai daug toje Amerikoje. Trečias dalykas, aš galvoju, kad jeigu nori mokintis kažkur kitur, tai yra iš tikrųjų netgi skatintina. Nes išvažiavę, ir aš tikiu, kad dalis iš tų išvažiavusių greičiausiai Agota pagal jos bistrumą pargrįž, jie parsiveža žinias. Kodėl airiai padarė prieš
5, 6, 7 metus didžiulę pažangą visose savo inovacijose, technologijose ir aplamai moksle jie sužibėjo. Todėl, kad jie sugebėjo sugrąžinti savo į Ameriką, į kitas šalis išvažiavusius emigrantus, pasisėmusius patirties, turinčios darbo patirties, vadovavimo, organizavimo patirties ir tas jiem labai labai leido atgaivinti tiek ekonomiką, tiek visą Airijos ūkį. Mano vaikai irgi būtų baigę ir užsienyje. Tai, Agota, kodėl iš Status važiuojat? Šiaip tai buvo gana sureikšminta toje antraštėje, bet aš iš tikrųjų seniai planavau, nes kiek žinau ir iš draugų, ir pati kiek susidūriau su Lietuvos universitetų sistema, tai tikrai neįsivaizduoju savęs nei viename iš jų. Galbūt mes neturime tos universitetų tradicijos, galbūt pas mus kažko trūksta, bet iš tikrųjų, pripažinkime, yra ir korupcijos, yra ir viso kito. Ir tiesiog aplinka, kuri neskatina tavęs mokytis ir kuri, tiesiog nužudo bet kokį norą taip labai tobulėti, nes tu matai, kad ne kažkas tau pavyks. Tu žinai, kad turi atsiskaityti, bus perlaikymas, yra procentas, kuris turi neišlaikyti, kad ir neoficialiai, bet taip vyksta. Ir Amerikoje yra egzaminai. Yra, egzaminai yra, ne tų egzaminų gal taip reikia bijoti, reikia žiūrėti, ką tu gausi naudos savo gyvenime, ką tu galėsi panaudoti. Aišku, aš atsiprašau, Bronislavą Burgį, atrodo, mes sustiprinom jau ryšį. Jūs girdit mus, taip, Bronislavai? Taip, žinoma, išėjau į laukus, dabar jau tikrai girdžiu. Galim dabar pašnekėti. Žiūrėkit, tai vis dėlto, kalbant apie sprendimus, Bronislavai, kokio vieno ar dviejų sprendimų reiktų, kurie provokuotų tą pokytį? Mes čia apie problemą šnekam, čiupinėjam daugiau kaip 20 minučių, sakykime, apie sprendimus kalbant. Ko reiktų? Aš pradėsiu nuo, atrodo, smulkmenos. Reikėtų įvardyti, kas yra tie egzaminuotojai. Jau po egzaminų gal gerbiamas ministras galėtų viešai paskelbti, kas sudarinėja užduotis, kas egzaminuoja, kas lietuvių kalbą tikrina, kaip mes mokame, kas tikrina, ką mes skaitome. Bet jeigu rimtai pažiūrėti, tai iš tikrųjų moksleivis turi žinoti, kad visokie tikrinimai, jo bandymai turi būti nuspėjami. Ir tas nuspėjimas turi būti bent 5 metus į priekį. Net 12 klasėje, ne gimnazijos 4 klasėje jis turi imti mokytis egzaminavimo sistemą. Jis turi mokytis matematiką, lietuvių kalbą, istoriją, chemiją ir nesukti savo galvos, kaip bus patikrinta. Jis turi būti užtikrintas, kad bus patikrinta taip, kaip patikrina IELTS, TOEFL, kaip SAT egzaminai, kaip tarptautiniai visi egzaminai. Ar tu Varšuvoje, ar tu Kaune, ar tu Vašingtone. Tave tikrina objektyviai ir pasako tiksliai, ko tu esi vertas. Aišku, dėkui Jums, Bronislavai, dėkui, kad prisijungėt. Ar ministrė galite atsakyti? Aš nesutikčiau su Bronislavu Burgiu, kurio gimnaziją, dėkui jam, mano sūnus baigė sėkmingai ir gavo tikrai gerų žinių. Nesutikčiau ta prasme, kad vien egzaminuose yra problema. Aš manau, kad yra gilesnės problemos tos, kad mes ant sovietinio mentaliteto ir, kaip aš sakau, prūsiškai rusiškos mokymo sistemos uždėjom liberalų paleistą krepšelių ir dušelių pardavimą. Ir tas aš manau, kad mokinio iš vienos pusės mokymas to, kad išlaikytų, tam, kad pritrauktų sekantį krepšelį ir kad mokyklos užsifinansuotų. Lygiai tas pats, ką Agota minėjo su universitetais. Taip, didelė dalis universitetų yra, vadinkim, tiesiai šviesiai diplomų pardavėjai. Ir tą jauni žmonės supranta, tą jauni žmonės prieštarauja ir su tuo nenori taikyti. Turit šansą pakeisti padėtį. Ir labai gaila, kad ministras Dainius Pavalkis. Agota, aš atsiprašau, 6 valandos, naujausios žinios už lango kitos studijos. Aš noriu padėkoti už dėmesį aktualiai valandai, 17:05, kiekvieną darbo dieną mes su jumis. Šiandien su mumis buvo Agota Sakalauskaitė ir švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.